Finansų maklerio įmonės Ingil kalbins bendrovės Apranga generalinį direktorių Rimantą Pervenecką dėl bendrovės skelbtų veiklos rezultatų. Sveiki, panas Rimantai. Taip, labą dieną. Labą dieną. Sakykit, Rimantai, kaip vertinate skelbtus trečio ketvirčio veiklos rezultatus bendrovės Apranga? Mes trečio ketvirčio rezultatus dabartinėje situacijoje ir tas, kas dedasi Baltijos šalių ekonomikoje, vertiname labai gerai. Tai tikrai geriausi mūsų rezultatai šiais metais ir labiausiai džiugina tai, kad mes šitą ketvirtį įveikėm galbūt vieną iš pagrindinių tendencijų, kad mūsų bendrojo pelno augimo tempai viršijo pardavimo augimo tempus. Tai yra iš principo mūsų bendrasis pelningumas pirmą kartą šiais metais viršijo praeitų metų lygį. Ir kas galėjo lemti tokį viršijimą, tarkim, ar buvo kažkokios tam tikros Prašau? Kas įtakojo tokį, tarkim, visą? Na, tai visų pirma yra matyti du dalykai, tai mes tam tikrų rezultatų davė mūsų išlaidų optimizavimas, bet pelningumui labiausiai atsiliepė, kad mes tam tikrų segmentų pakankamai gerai suvaldėm prekių atsargų kitimą, pasikeitus, sakykime, apyvartos augimo tempams ir visa kita, ir labai sėkmingai praėjo prekių išpardavimo procesas, tai pavasario-vasaros asortimentą. Tai trečio ketvirčio rezultatai iš tikrųjų labai geri, vien tik tai tas faktas, kad mūsų pelnas prieš mokesčius buvo tik tai 6,3% mažesnis negu praeitais metais ir jis siekia beveik 9 milijonus litų, tai yra vos ne 75%, ką mes uždirbom šiais metais, tai šio požiūrio iš tikrųjų mes tais rezultatais džiaugiamės. Būtų labai smagu juos tokius išlaikyti ir ateityje, bet tai bus nepaprastai sunku. Na, ko gero, čia labai tik pereit man prie kitą klausimą, norėčiau paklausti, tarkim, aišku, pastaruoju metu pastebimas Baltijos regiono ekonomikos lėtėjimas ir kiltų klausimas, kaip tai stipriai įtakos apyvartos dydžius įmonėms? Na, visų pirma, kada Baltijos šalyse ar jau yra, ar bus neigiamas ekonomikos BVP augimas, tai natūralu, kad tai atsiliepia mažmeniniai prekių apyvartai. Mes paprastai skaičiuodami, jeigu ekonomika auga 5 procentais, tai apyvarta didėja 10 procentų, tai yra dvigubai daugiau. Tai jeigu skaičiuoti, jeigu ekonomika krenta, pavyzdžiui, minus 3 procentais, tai matyti apyvartos, bendrą šalies apyvartos kritimą reikėtų skaičiuoti minimum 6, o galbūt ir 9 procentais. Tai natūralu, kad tai atsilieps. Ir mes kol kas turime žymiai geresnę situaciją Lietuvoje, bet Latvija ir Estija mes jau susidūrėm su reiškiniais, kada krenta apyvarta. Dėka plėtros mes savo rinkos dalį didiname, nežiūrint to, kad mažmeninė prekių apyvarta drabužių tose rinkose traukiasi, bet savame suprantai mums irgi atsiliepia. Aišku. Taigi, kaip manote, ar naujai atidarytos parduotuvės naujajame prekybos centre Panorama stipriai padidins įmonės sąnaudas? Natūralu, kad jos turi padidinti mūsų sąnaudas, nes Panoramoje mes atidarėm 11 parduotuvių, kurios sudaro 7,5% viso Aprangos grupės valdomo prekybos tinklo ploto. Tai natūralu, kad kai kurios mūsų sąnaudos žinoma padidėja. Iš kitos pusės, tai mes metų bėgyje jau mažinom tam tikras išlaidas ir tam tikrus rezultatus mes jau turėjome ir juos turėsime ir toliau. Iš kitos pusės dar visai eilės išlaidų mūsų priklauso nuo apyvartos tempų, tai natūraliai, jeigu mažėja apyvarta, tai, pavyzdžiui, kai kuriuose mūsų parduotuvėse mažėja nuoma proporcingai apyvartai, tai mes bandysime kiek galima mažinti visas mūsų išlaidas ir galbūt tos išlaidos netiek jau daug viršys, sakykime, praeitų metų mūsų išlaidas atitinkamo mėnesio. Aišku. Na ir pabaigai norėtų paklausti, kokie yra įmonės ateities planai ir perspektyvos? Galbūt kažkokią plėtrą planuojate ar galbūt kažkokias naujas rinkas? Mes kol kas neturime
užbaigę savo kitų metų planų ir biudžeto, mes jį šiuo metu intensyviai dirbame. Aš manau, kad aprangos grupės apyvarta kitais metais bus labai artima šių metų apyvartai. Nežiūrint to, mes drabužių apyvartos Baltijos šalyse kritimą prognozuoti galim ne mažiau kaip 10%. Bet mes iš principo tikrai adekvačiai neplanuojame kritimo. Tai yra vienas dalykas, tikrai laukia mūsų pakankamai sunkus periodas, jeigu pasitvirtins, žinoma, visos ekonomistų prognozės apie bendro vidaus produkto kritimą vairiose Baltijos šalyse. Nežiūrint to, mes ir toliau plėsime prekybos tinklą ir ypatingai aktyviai plėtra numatyta iš pirmą pusmetį. Čia gal ne specialiai, bet jau taip sutapo, kad visai eilė stambių objektų bus atidaryta kitais metais pirmajame pusmetyje. Bet mūsų plėtra buvo pakankamai santūri ir šiais metais. Jeigu kalbėti prekybos plotų prasme, o ne vien tik parduotuvių skaičiumi, tai kitais metais jinai bus dar santūresnė. Prie bet kokių sąlygų šiuo metu mes investuojame į plėtrą tik tuose objektuose, kurių mes negalime atsisakyti kaip labai svarbių strategiškai ir perspektyvoj. Ir investuojame tuos objektus, kur yra mažiausia rizika, kad mes susidursime su, sakykime, neigiama veiklos rezultatais. O perspektyvos, tai trumpai taip, mes toliau sistemingai sieksim didinti rinkos dalį Baltijos šalyse, sieksime kiek galima griežčiau suvaldyti įvairias išlaidas, sieksime kiek galime daugiau uždirbti pajamų, nors tas uždavinys yra pakankamai sunkus dabartiniu metu, nes neigiamos vartotojų nuotaikos provokuoja mus skatinti prekybą įvairiomis nuolaidomis. Tai nuolaidų taikymas jis labai greitai atsiliepia bendrajam pelningumui. Kągi, labai norėčiau padėkoti Jums už pokalbį, už paskirtą laiką. Ačiū labai. Norėtus palinkti sėkmės, siekiant užsibrėžtų tikslų. Ačiū labai. Girdėjote pokalbį su bendrovės Apranga generaliniu direktoriumi Rimantu Pervenecku.